filminė. Sveiki visi, pasisveikink su žmonėm. Labą dieną. Nes jau toj pamiršim, kaip reikia sveikintis. Jo, nors dabar kylam į Gaverlą, bet vakar nelabai jau buvo galimybių, bet nenoro, jėgų. Laiko nebuvo. Jo, mažas interviu apie vakar dieną. Gavos taip kaip visada. Ai, biškį kalnus pasikilsim. Bet apvarėm gerą ekskursiją. Jo, bliam, viskas. Turėjom gerą susitikimą su vietiniais piemenėliais, kur ten... Mano geras draugas man pieno parūpino. Jo, Aivaras liko pliusę konkrečiai, nes gavo pieno, gerą stiklinę. Šiaip vaizdų gerų pasižiūrėjom ir maršrutukas tai toks neblogas, ne? Geras maršrutas. Nu. Gavom dar avies pieno sūrio. Ne, čia tradicija. Brinza, jie vadina brinza. Jo, įkeliam brinzos. Tik įkeliam brinzos. Ir pieno stakaną. Jo, ir pieno stakaną. Šiaip tai rimtai vakar gerai viršūnėm pasivažinėjom, labai čiotkai nuo viršūnės iki viršūnės. Varėm nuo Kvasai į dešinę pusę. Į kitą pusę negu kad Gaverla. Ir viršūnėm labai taip čiotkai, vienu žodžiu. Vat. Ką ten dar vakar nuveikėm? Pamatėm, kaip arkliukas lipa viršūnėm medžių. Jo, ten tai bus nuotraukos, nes du arkliai lipa į viršų ir pamatėm, kaip veikia stabdžiai vežimo. Ir atbulinis, ir rankinis. Ir atbulinis rankinis inkaras. Nu ten tai vapšė, ten tai ukrainiečių išmislas tai geras. Žmonės gyvena nuo pavasario iki rudenio tam namelyje. Gano avis. Karvės. Ožkas, karvės. Ir turi šunis, kur sakė, jeigu ką, tai tokį kaip Aivarą iškart papjautų. Ant vieną danties. Tai o dabar lipam link Gaverlos, varom per Arvydo maršrutą Orfėjaus. Bandysim palei Petrosą ir taip toliau užvažiuoti iki Gaverlos ir į ją šį kartą jau į ją įlipti. Tai kol kas tiek apie vakar ir apie šiandien dienos ketinimus. Jeigu ketinimai bus neįvykdyti, nafik ištrinsim. Paskutinis žodis. Jo.